Taigi dabar parodysiu, kaip nusistatyti TeamSpeak'ą. Atsidarome pačią programą ir einame Settings ir Setup Wizard. Einame toliau, užsirašome savo nickname'ą, spaudžiame Next ir dabar yra du pasirinkimai. Pirmasis būtų, tai kai kalbate ir mikrofonas išgirsta jūsų balsą, jūsų mikrofonas aktyvuojasi ir jūs girdi kiti žaidėjai. Bet yra ir antrasis pasirinkimas, kur paspaudus kokį nors mygtuką, jūsų mikrofonas aktyvuojasi ir jūs girdi kiti žaidėjai taip pat. Aš esu pasirinkęs Z raidę, taigi kurį norit pasirenkat ir einam toliau. Dabar reikia išbandyti, spaudžiame Begin Test ir ar jūs pasirinkote raidę, ar pasirinkote pirmą variantą. Tai jeigu raidę spaudžiate raidę ir pažiūrit, ar mikrofonas veikia. Taigi matote, nuo raudonos iki žalios juda, tai vadinasi veikia. Jeigu jūsų mikrofonas stovi tiesiog čia, arba yra iki pat viršaus, tai vadinasi kažkas yra blogai. Einame toliau. Dabar čia galite nusistatyti mygtuką, su kuriuo užmutinsit visus garsus iš TeamSpeak'o. Tai aš pasirinkęs Home, labai patogu. Tiesiog jeigu nenori kažko girdėti, ten žiūri filmą, tiesiog paspaudi Home ir tu nebegirdėsi. Einame toliau. Čia galite pasirinkti, ar vyras ar moteris jums kalbės, pavyzdžiui, perėjus į kitą kanalą, ar jums sukūrus kanalą. Aš esu pasirinkęs vyrą, bet aišku jūsų pasirinkimas. Spaudžiame toliau ir galite nuimti varneles, nes čia tiesiog atidarys jums serverių listą ir spaudžiame Finish. Pabaigę, galit bandyti Connections, Connect, įvedat serverio adresą, nickname'as jau turėtų būti ir spaudžiat Connect. Jeigu turėjote problemų su mikrofonu, einam Options, pasirinkime Capture, žiūrit Capture Device, pasirinkit visus iš eilės ir bandykit, ar veikia, kol rasit tinkamai veikianti. Spauskite Apply ir OK. Ir tada galite bandyti iš naujo pereiti Setup Wizard ir žiūrėkit, ar veikia mikrofonas. Tai tiek. Dėkui, kad žiūrėjot.